Sveiki, brangus bičiuliai. Šį vakarą pradėsiu nuo to, kad mūsų puslapio įžvalgos lankytojų skaičiui sparčiai augant, čia neišvengiamai užsuks ne vien tie, kurie nori kažko išmokti, sužinot, bet ir kiti, tokie, sakykime, kaip aš, arba net blogesni už mane, norintys mokyti ir iš to susikraut kokius tai dividendus. Va. Tai va, noriu pasakyti iš karto, kad bet kuriuo atveju aš tikrai nuoširdžiai sveikinu visus atvykstančius, juk tikrumoje, kuo daugiau galvų, tai tuo daugiau šviesos, ar ne taip? Aha. Tai va, ir dar noriu bet jūs nesusidarytumėt tokios dar vienos iliuzijos, atseit, aš čia viską moku, už nieką nemoku, bet visus moku. O jūs, brangiai, esate kokie tai mikiai šmikiai ir nieko verti. Tikrai taip nėra, visai ne. Visi mes juk esame laisvos Lietuvos, Norvegijos ar kokio nors bananų žievių kranto legalūs piliečiai ir turime visas teisės į savo ir kitų prigimtinės teisės. Va, tai žinokit, man visai nevienodai, ką brangiai manote apie mane. Gražus aš jum. Ar jums patinka mano rūbai? Šiandien specialiai sėdėjau savo išeiginį treningą, nes man rūpite jūs. Man rūpi jūsų nuotaika, kaip jūs miegat, koks jūsų apetitas. Ir tikrai norėčiau visą laiką būti tuo jūsų gyvenimo prieskoniu, kuris tik tai pagerins jūsų gyvenimą. Todėl rašykit man ir patarkit, gal man persirinkt kaip nors kitai, užsidėti, sakykime, kostiumą. Ar persirinkt, ar tarkim nusirengt. Ir kaip aš galėčiau jūs pradžiuginti? Duokit, nesikuklinkit, duokit komentarų. Va, o dabar turbūt laikas ir prie tradicinių jūsų klausimų. Va. Brolis Gedrys klausė. Kur čia tas klausimas, brolio Gedrio? Cituoju. Sakote, laiko nėra ir taip toliau ir panašiai, ten klausia apie pavasarį, ciklus kokius, tai dar kažką tai. Va. Tai aš jums atsakysiu iš karto, kad laiko nėra, aš niekada nesakiau. Tai gali sakyti tik visokie aferistai, apsimetėliai, kurių dabar internete tiesiog knipždė, brangiai mano. Ašgi valandas tikrai gerai pažįstu ir kiek kainuoja 1 valanda su manimi, tikrai gerai žinau. Va. Ir dar reiktų turbūt susitart, apie kieno laiką eina kalba. Yragi žmonių, kurie bėga, lekia ir niekad neturi laiko. Daug tokių. Beturčiai, sakyčiau, vargetos, visiškai vargetos, nelaimėliai. Bet yra ir kitas kraštutinumas. Tokių yra veltėdžių, kurie sėdi
dienų dienas, internete, prie Facebooko, ir dienų dienas nieko neveikia. Vertiečiai, bedarbiai. Mes šitų kategorijų žmonių net nelieskim. Čia iš tikrųjų, žinokit, aplamai su to laiku ir su tom valandom ir su visko yra labai slidus reikalas. Kai sakoma, slidus kelias. Ir, žinokit, būkit budrus šitoje vietoje. Nes galite paslysti, suklūpinčiam, ir žinot, gali būti visai riesta. Va, tai atsakęs apie laiką, aš ko gero atsakiau ir visus kitus, taip vadinamus gretutinius klausimus ten apie cikliškumą, apie pavasarį ir apie savo naktis. Taip, broliai, Giedry, nežinau, ką tu norėtų pasakyti, bet beveik visos mano naktis nesunkiai praeina be manęs.